Taigi, sveiki atvykę į trečiąją kovą. Trečioji kova tarp Lennox ir Kajam. Kajam šiame žemėlapyje atsirado apatinėme kairiajame kampe, o Lennox viršutiniame dešiniajame kampe. Žemėlapis vadinasi Xel'Naga Caverns, jeigu neklystu. Iki šiol šių žaidėjų šie žaidėjai turi po vieną pergalę. Kajamas yra labai, sakyčiau, agresyvus Terano žaidėjas, kadangi praeitose bent jau dviejose žaidimuose iš karto su darbininkais, su pėstininkais bėgdavo prie Lennoxo bazės, mesdavo bunkerius ir stengdavosi kažką su jais padaryti. Tai taip, Lennoxas šiaip neblogai su tais bunkeriais tvarkėsi. Tai ką, laukiam, pažiūrėsim, ką daro mūsų priešininkai, ką daro mūsų kovotojai. Kajamas štai pradėjo daryti barakus. Dar vienas darbininkas veikiausiai bus žvalgas. Štai ir Lennoxas pasiuntė žvalgą į darbą. Oi, ne žvalgą, jis plėsis. Štai jo pirmasis plėtinys. Ir tuo tarpu čia irgi nebuvo žvalgas. Šitas darbininkas daro dar vienerius barakus. Na, bent jau iš to, kiek aš esu žiūrėjęs vaizdo įrašų profesionalų žaidėjų, tai žaidėjai daro šičia, tai yra žemumoje baraką, tam, kad galėtų labai anksti užpult priešą. Veikiausiai tą patį stengsis padaryti ir Kajamas. Štai du darbininkai, veikiausiai vienas dirbs kaip žvalgas, o kitas bus bunkerių statytojas. Neaišku tik kur kareivėliai, štai pirmasis kareivėlis jau. Ir ką mes čia matom? Matom plaukimo baseiną iš zergo pusės, iš Lennoxo. Taigi štai darbininkas meta bunkerį ir Lennoxas staigiai meta darbininkus į ataką, kad sustabdytų šitą bunkerių nesąmonę ties zergų bazė. Ir kol kas zergams sekasi Lennoxui atmušti šitą puolimą. Kaip matom, atėjęs kareivėlis nieko nepadarė ir bėga atgal. Tuo tarpu darbininkas yra suėdamas dronų. Lennoxo darbininkai labai yra įgūdę žudikai. Štai, matom, dar vienas pėstininkas yra siunčiamas, jau bus jų iš viso 3, 4, bet tiesa bunkerio jau nebėra, jie atšaukti, kadangi pasirodė Lengai. Ir, na ką, lauksim Lennoxo kontratakos matyt. 4 pėstininkai, Lennoxas viską gerai mato. Neaišku, ar tie pėstininkai mato Lennoxą. Lennoxas nusprendžia įsitraukti, teisingai, nėra čia ko skubėt. Tai 5 jau pės, 6, tiesa vienas labai raudonas. 7 ir štai Kajamas daro savo plėtinį ir netrukus pradės virint bunkerį. Tuo tarpu Lennoxas meta krapštukus. Veikiausiai jie labai padės iš tikrųjų prieš šitos pėstininkus, jeigu jie spės susikurti. Štai darbininkai neša kudašą, karalienės irgi. Lingai atbėga į pagalbą. Štai pirmasis kartukas išvystė ir antrasis, turėtų pradėti mušti ir darbininkai vėl suėdė. Aš sakau, Lennoxo darbininkai yra patyrę žudikai. Taip, krapštukas dėja nepasiekė už mineralų linijas pėstininkų, bet zerglingų turėtų pakakti juos išžudyti. Taip ir atsitiko. Taip, matom, iš Lennoxo pusės jau yra zerglingų greitis tobulinimas. Ir Lennoxas matyt kontratakuos, bet su 8 lingais nemanau, kad čia daug ką bus galima padaryti, ypač jau lab, kai čia yra bunkeris. Štai metamas pirmas fabrikas. Labai akivaizdžiai šią aš metu fabriką. Nors kita vertus tai praverstų zergus tokį lankstą daryti bėgti arba pro čia,
Tai gal santykinai ir protingas yra žingsnis, nes bet kuriuo atveju reiktų kažkada tai fabriką mest. Tai... Žiūrėkim, įplaukas yra aišku Zergo pusėje kol kas, nes Linuxo yra labiau įdirbtas plėtinys, kita vertus KM'as irgi nebimbinėja, numetė porą mulų, kurie aišku sulygina ir netgi kartais ir pakelia 900 dabar įplaukas. Taip, žiūrim, ką tai daro. Yra technologijų laboratorijos ties fabriku ir tikriausiai ties baraku kažkurio štai baigtas. Tikriausiai pradės Steamą tobulint ir maždaug dabar. Ne, kažkodėl neparadė. Na, bet kuriuo atveju pirmasis ginklų patobulinimas jau vystosi. Tuo tarpu Linuxas plečia savo grybą po truputėlį. Matysim iš KM'o Helianus, kadangi jis vysto ugniasvaidį su mėlyna liepsna. Ir tai labai padės apraminti šitą dronų liniją. Labai gerai kepa. Štai matom, Zargiai patruliuoja, jeigu būtų kas nors, būtų jį suėdę gyvą. Ir čia tikriausiai nebūtų prabėgę, kadangi čia stovi inžinierijos tiltelis ir čia yra toks slaptas įėjimas, kadangi šitie krūmai blokuoja matymą už šito, tai už krūmą esančią šitą ataką, tai čia gali suburt daugybę zarglingų ir benlingų ir padaryti čia mažą jovaliuką iš šitą visą darbininkų kiekio. Taip, matome, žaidėjai tikrai įgūdė, nes kaip tik patobulinimas tas laboratorijos priedas uždengia visą rampą, reikia tik pakelt ruselį. Taip, matom, grybai toliau plinta iš Linuxo pusės ir jis graužia šitos akmenis, veikiausiai norės čia išsiplėti, ką tik ir padarė. Taip, Linuxas kontroliuoja visus švidrus, vadinasi, jis puikiausiai pamatė, kad link jo artėja būrys pėstininkų ir 6 Helianai. Ir beje, 400 lingui nespės laikų išgraužti šitų uolų. Ir šitas plėtinys veikiausiai bus atšauktas. Taip, štai dronas žūsta. Lingai veikiausiai atsitraukia, nes toks būrelis lingų nieko nepadarys. 2 pėstininkai grįžta atgal, matyt, sako, ai ne, visi pėstininkai grįžta atgal. Vadinasi, nori panervuoti tik tai su Helianais KM'as Linuxą. Ir labai gerai, kad yra krapštukai. Tiesa tik vienas, antras kiek tolėliau, kad nėra labai gerai. Štai matome, dronai iškeitė, dar 2 dronai iškeitė. Tie 8 iškeitė lygai, dar 2 dronai. Štai krapštukai iškedarbuoja, karalienė iškedarbuoja jiems įėjimą ir išbaido visus. O štai, pirmasis parazitas, infestoriai. Jie turi tokį fungal growth, čia kaip ir kažkokios grybieninė priegryba. Ar kažkas tai tokio, viena žodžia. Labai geras dalykas po pastarojo ypač pačio, kai sutrumpino šito gebėjimo trukmės laiką iki 4, man atrodo, sekundžių ir iki 3. Iki 4 sekundžių. Ir per tas 4 sekundės 360, čia būtų gerai, čia tada jau torus daužytų. 36 taškus gyvybės atima šitas dalykėlis. Štai matom, Linuxas jau pragraužė olas, galės dabar saugiai apginti šitą plėtinį. Ir taipogi plečiasi ties 3 valandą, kas bus kiek sunkokai, manyčiau, apginti. Visų pirma, grybas dar nėra taip išplytęs, kad sugebėtų labai greit kokios nors pajėgos atbėgti. Visų antra, labai jau toli tas plėtinys randasi. Matom, iš KM'o pusės irgi plečiasi žmogus. Ką mes čia turim? Kažkas, jie gali, šitie parazitai gali čia užsikast. Tik, teisingai, ką tik baigėsi užsikasti. Pėstininkas pamatys jos. Nelabai gerai čia buvo, čia turėjo būti... štai žiūrim. Parazitai eina. Raketinių stotelių nėra, jie niekur. Veikiausiai bandys fungal growth numest. Tai yra
grybieninį priegrybį. Jo, grybieninis priegrybis. Arba bandys mesti infekuotų susteraną, bet jie nėra tokie efektyvus. Infekuotų susteraną, tikriausiai nori išdaužyti torą. Štai, nukrito skanas, bėgit iš čia vaikiai. Ai, blemba. Vienu žodžiu. Toras su 104 gyvybės taškais liko. Štai matom krūvą lingų patruliuoja, žiūri į šitą plėtinę ir čia viskas gerai. Tuo tarpu Kajemas sprendė pasiimti savo aukso kasyklą, sunaikinti šitas naikinamas salas. Ta pati dar ir Lennoxas. Lennoxas tarp kitko jau yra ant 4 bazų. Kajemas vos ant 2, bet tai veikiausiai skris 3, va ir skrenda. Kariuomenė. Kajemas matyt nusprendė sumažinti zarbių skaičių šitam žemėlapį ir darys naikinimą. Nežinau, ar jis sugebėjo. Gali būt, kad ir pamatė kažkokį grybienos gabalėlį ir sunaikins šitą Lennoxo plėtinį. Lingai bėga į pagalbą kartu su parazitais. Šiaip neuroparazitą jie dar nėra išsivystę, tai kad negali pažabot šitų vatorų ar tankų, nes šitas gali fungal growth, nes grybieninį priegrybį. Aišku, jie prieš mechaninius vienetus nelabai veiksmingi, bet kita vertus šitas toras jau 71 tik tais gyvybės tašką turi. Ir net neįsivaizduoju, kad dabar darys Lennoxas. Veikiausiai, pasikeitė, ne. Palauks, kol neuroparazitas atsiras ir tada galės valdyti šitas, bet dėja puolė žmogus, bet reikėjo matyti užsikast, tada būtų kiek efektyvesnė taka, kadangi čia jau yra 4 tankai, Kajemas jau išsiplėtė kaip reikalas, ir dar palikęs pėstininkų ties šito buvusių pilietinių. Va Jėzus, kiek laiko graužtas salas. Štai, ketvirtoji perikla bus įsteigta iš Lennoxo pusės ir zargai patruliuoja pirmieną gal, ieško ką čia sunaikinti. Na, tokia pergimties, štai aš ir myliu. Štai pėstininkai iš šito plėtinio pasitraukė, kaip Lennoxas nusprendė į pasiimti. Ir ką mes čia matom? Matom, pėstininkai irgi patruliuoja, ieško į ką čia savo kulkas paleisti. Infestoriai veikiausiai žus. Kaip kokį gerą užmetį. Antras. Nežinau, kiek čia buvo pėstininkų, bet jie visi žuvo ir liko tik tais siaubinga bala. Štai šitas tai didvyris, užmušė jau 2 lingus. Aš taip, pavyzdžiui, bijočiau, jeigu prie manęs artėtų krūva kokių nors parazitų. Štai matom iš Kajemo pusės buvo padarytas numetimas pėstininkų. Invazija, tarkim, mažytė. Ir šitas plėtinis išgyveno. Tikiausiai ir medivakas bus sunaikintas. Ir, tu velnės, kiek šitų tankų. Apie 12-11. Ir reiktų apsupti Lennoxą šitą iš galo. Bet Lennoxas nusprendė pasakyti GG. Štai, ką pradėjo Lennoxas daryti šitoj vietoj. Pradėjo steigti savo periklas naujas, kadangi jis turi 3500 mineralų, 1600 dujų. Jis veikiausiai, čia viena lerva, jis veikiausiai pritrūko lervos. Ir dėl to jam reikėjo staigiai, galbūt netgi daug anksčiau įsteigti dar porą papildomų periklų, nes matom, resursus turėjo į valias, bet neturėjo kaip jų išreikšti į gyvą jėgą, tarkim. Ir to pasikoje, kad ir turėdamas neblogus resursus, jis nesugebėjo laimėti šią gėjimą, kadangi nesugebėjo sukurti kareivėlį tinkamą kiekį. Na, bet kuriuo atveju lauksim 4 žaidimo.